skaičiau vienoje geroje knygoje, kad nebūtinai geras specialistas arba geriausias specialistas gaus didžiausią atlygį. Ir atrodo, kad tai nelogiška, bet taip yra. Ir priežastis to, kad žmonės nemoka save tinkamai pristatyti, papasakoti apie save parduoti. Tai yra tam tikra kaip ir komforto zona, kurią žmonės nenori peržengti. Ir aš irgi su to susiduriu, kad kai man tenka kalbėti viešai prieš auditoriją, pristatyti savo veiklą, tai nėra komfortiška ir suprantu, kad reikia įdėti pastangų ir reikia žinių. Tai tarkim prieš kursus, tai aš eidavau į sceną kažką pristatyti, tai mano tikslas būdavo kuo greičiau pasakyti ir bėgti. O dabar aš pradedu suprasti, kad reikia, ta prasme, scenoje ne tik ateiti ir išeiti, o reikia tą žinutę savo ištransliuoti ir tinkamai ištransliuoti, kad žmonėms auditorijai būtų įdomu, kad jie norėtų po to pas tave pakalbinti tave, kad tavo paslauga būtų išgirsta. Nes jaučiu, kad čia kaip sporto salėje, kad pirmas kartas, kai ateini sporto salėje, viskas taip būna pasimetimas, nežinai, koks įrankis ką daro. Gali bandyti pats daryti. Bet geriau pasimti trenerį ir su treneriu praseit visus tos pratimus. Tai tas pats ir čia, galiu sulyginti, kad kai naudojasi tais įgūdžiais, kurios patiria lektoriai, tai tikrai gaunasi daug greičiau ir efektyviau. Ir aš jau pastebiu tus skirtumus, kai aš kalbu viešai, paprasčiau viskas gaunasi. Aš galiu bent susimastyti, ką sakau, kodėl sakau, kur žiūriu, kaip mano kūnas juda. Tai pažanga tikrai yra ir jeigu yra žmonių, kurie dvejoja ar verta, tai tikrai verta. Pabandykit, nenusivilsit.